Eik. Ko spoksai, vaikė? Jį vadino tekančiu upeliu. Ir buvo jis netoks kaip kiti. Toms dvikojų keistenybėms nebuvo galo. Pulkininkui leidus, ponė, atvykęs patrulis informavo, kad priešiškai nusiteikusios gentys pasislinko į šiaurę. Geležinkelio tiesėjai sunerime, ponė. Jį prašo atsiųsti daugiau patrulių. Kiek jis jau čia, seržantė? Kas, ponė? Mustangas. Kiek jis išbuvo pririštas? 3 paras, ponė. Gerai. Neškit čia mano botagą ir pentinus. Nagi, pasiduok gerojo arba sutramdysiu tave jėgą Mustangė. Atgal. Pirmyn, Mustangė. Matot, ponai, bet kurį arklį įmanoma sutramdyti. Judinkis, Mustangė. Vašingtone yra tokių, kurie mano, kad laukinių vakarų neįmanoma užkariauti. Jie netiki, kad per Nebraską kada nors bus nutiestas geležinkelis. Jie bijo, kad priešiškai nusiteikusi lakotų gentis niekada nepasiduos baltaodžiams. Bet žinot ką, tik labai siauro proto žmogus pasakytų, jog šitas žirgas nepalaužiamas. Yra 3 dalykai padėsiantis mums veikti bet kokius sunkumus. Tai disciplina, laikas ir kantrybė. Išmuša valanda, kai žirgas tiesiog turi daryti tai, kas jam privalu. Tada kaip tik išmušė toji valanda.